Tai ar turi pas vadybininką, jei neturi? Neturiu, tiesiog pats darai projektus, pats bendravimas. Ar reikėtų tokio žmogaus, ką jis tau padėtų? Iš tikrųjų padėtų, nes būtų gerai, kad kažkas galėtų prisidėti, aišku, visą laiką galvoji, kad kas geriau negu tu gali tavo mintis generuoti ir kaip tu gali geriau kažką suplanuoti. Bet pagalbos, aišku, būtų gerai, ypač dirbant su kontaktais, tarkim, su užsienio, kas būtų be galo vertinga. Pats galbūt ir nespėjai, arba tiesiog galbūt ne visą laiką surandi laiko, arba trūksta gal ir patirties, aišku, geras vadybininkas, jisai gali padaryti daug, pridėti daug. Bet be talento tu nieko irgi neparduosi, paprasčiausiai, arba bent jau, jeigu tai nėra geras produktas, tu gali jį reklamuoti kaip nori. Bet tokios agresyvios reklamos aš nedarau, taip kad leisti straipsnius, apmokėti arba bandyti pakliūti kažkur, tai yra tiesiog. Aš manau, kad kiekvienas mes darom tai, ką darom, mes grojam. Man patinka linksminti žmonės, man patinka sukti plokšteles ir aš nuo to kaifuoju ir tiesiog manau, kad žmonės susiranda, atranda ir